Sveiki. Kaip jau tampa įprasta, apie tai, kas svarbiausia ES naujienų pusėje. Iš tikrųjų, Europos parlamente jau susiklosto apytiksliai tos politinės jėgos, grupės, jų dydžiai, proporcijos, galbūt netgi pagrindiniai jau ir pagrindinės jų žinutės politinės europiečiams. Ir panašu, kad kitą savaitę mes jau turėsime labai aišku ir pilną vaizdą. Kas atsitiko šią savaitę? Na, atrodė, kad štai tų vadinamųjų patriotų grupės susikūrimas buvo jau labai radikalus. Nieko panašaus. Štai šiom dienom susikūrė dar viena vadinamoji suverenų grupė iš 7 valstybių atstovų. Ir turiu pripažinti su apgailestavimu, kad tarp tų radikalų, ekstremalių radikalų, yra ir Lietuvos atstovas. Ir jūs jo pavardę žinote. Vardas nebūtinai jam labiausiai pritinkantis, bet štai pavardę tai jisai turi išskirtinę. Tai štai, kągi, Lietuva nuskambėjo tarp tų visų 7 valstybių, kurios sudarė tą grupę, jų yra labai nedaug beje, tik 25. Pagrindinė masė tai yra AfD. Ta ekstremali radikali Vokietijos dešiniųjų grupė, kuri yra tokia atvira draugystei su Putinu, su kitom radikaliom, sakyčiau, jėgom, autokratiniam jėgom, kurių beje vadas buvo apkaltintas atvirų bendradarbiavimų, jo beje padėjėjas atvirai dirbo Kinijai ir panašiai. Tai kitaip tariant, štai kur nudreifavo Lietuvos rinkėjų balsai. Šią savaitę pas mus į grupę Atkurkime Europą atėjo ponia Uršula von der Leyen. Ji vis renka tuos balsus, kurie turi nuspręsti, ar jinai bus kitą savaitę išrinkta. Beje, ketvirtadienį balsavimas ruošiamasi, jinai eina per visas grupės, žinoma, išskyrus tuos radikaliuosius. Mes jai pasakėme vieną dalyką, kad jeigu Liaudies partija, tai yra konservatorių partija, toliau kukuos ir bandys ieškoti kažkokių tai sąsajų su radikalais dešinėje, mūsų parama nėra garantuota. Aš manau ir tikiuosi, kad jinai tą išgirdo. Aš klausiau jos klausimo dėl sankcijų politikos, dėl gyvūnų gerovės politikos tolimesnių žingsnių. Iš tikrųjų, 3 valandas vyko pokalbis. Sakyčiau, jos atsakymai mane tenkino. Nepasakyčiau, kad jie buvo kažkuo išskirtiniai, bet jinai supranta, jinai žino, jinai nebloga yra menedžerė. Daugelis naujų detalių paaiškėjo, pavyzdžiui, dėl saugumo gynybos politikos tolimesnio gilimo. Jinai yra už atskiro saugumo gynybos komiteto įkūrimo, žinoma, palikdama tai Europos parlamentui nuspręsti, bet komisarą jinai kaip tokį su tokiu portfeliu remia ir aš tikiuosi, kad jinai gali sulaukti nebūtinai pačios didžiausios paramos. Yra dar klaustukų, bet šiaip aš matau, kad parama į jos pusę ateina. Kągi, per 10 dienų, kuomet pirmininkauja Vengrija, iš tikrųjų vyko beveik, sakyčiau, nenustojamas žemės drebėjimas, politinis žemės drebėjimas. Orbano vizitai į Maskvą, į Pekiną, vėliau į Vašingtoną, su taip vadinama taikos misija, aš manau, parodė tikrai šio autokrato veidą. Yra įvairių iniciatyvų, kaip izoliuoti, kaip blokuoti Vengrijos pirmininkavimą, tai yra ganėtinai sunku. Atimti vienprasmiai balsavimo teisę tai yra vienbalsis balsavimas, tikrai nerasime, nes Slovakija tikrai balsuotų prieš. Kitaip tariant, teks matyti iškesti tą politinį skausmą tuos 6 mėnesius, kol Orbanas čia kurs tą politinį cirką. Ir čia tik tai yra pradžia. Mano yra toks įspėjimas. O tai, kad jisai skleidė rusišką melą, tai, kad jisai kartojo Pekino ir Kinijos naratyvus čia Europos politikoje, garbės nedaro jau tikrai jam, bet ir kompromituoja visą Europos Sąjungą. Kitaip tariant, galvokime ir apie ateitį, nes Orbanas yra tik tai pirmas ir galbūt ne paskutinis blogas pavyzdys šiuo einančio keliu. Kągi, šį kartą tiek. Linkiu jums gražaus savaitgalio, vasariško savaitgalio ir iki kitų kartų.